Šiandien žiniose Lietuva jau informuota apie Jungtinių valstijų paramos gynybai mažinimą, iš kur Šakalienė paims negautus milijonus ir ar viską padarė, kad to nebūtų. Kondratovičiui ir Tamašūnienei žalia šviesa iš prezidentūros. Nacionalinis stadionas jau tuoj stovės, sako Benkunskas ir Avulis, bet jį važiuoti reikės paspirtuku. Gerai, kad neplaukti laivu. Šiurpi ir mįslinga istorija apie policijos informatoriaus mirtį ir jo našlę likusią su krūva vaikų ir be išmokų. Ir koks audio turas kviečia į kelionę po tarpukario Kauną. Europos šalis, tarp jų ir Lietuva, buvo oficialiai informuota apie Jungtinių valstijų paramos mažinimą, tačiau oficialaus rašto Lietuva dar nėra gavusi. Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų metų, nuo kitų finansinių metų šita eilutė bus nunulinta. Iki šiol oficialiai tokios informacijos apie paramos peržiūrą mes neturime, mes turime pokalbius, tam tikras indikacijas, kalbame su gynybos departamento pareigūnais, žiūrime, kokie galimi variantai, kokios programos bus tęsiamos, kokios galbūt bus atidėtos ir kokiu keliu mes eisime, nes labai daug techninių detalių. Taip jis kalbėjo amerikiečių žiniasklaidai, skelbiant, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimo programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalis. JAV yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri iš savo šalies mokesčių mokėtojų surinktų lėšų taip remia užsienio šalis. Jungtinės Amerikos valstijos yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri taip remia užsienio šalis. Nė viena šalis neturi nieko panašaus, kad išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią mes galime pirkti tos šalies gaminamą įrangą, naudotis kursais, apsideitinti tam tikrą programinę įrangą ir panašiai. Tai amerikiečiai buvo vieninteliai tokie. Dabartinė administracija peržiūri savo prioritetus, peržiūri pagalbos davimo priemonės ir mes tęsime dialogą būtent su gynybos departamentu ir kitom JAF institucijom, kaip judėsime pirmin. JAF parama visų pirma yra JAF mokesčių mokėtojų pinigai, jie patys sprendžia, kur ir kaip juos panaudoti. Tai mes visada sakome dėkingi už paramą, nes tokia parama yra, JAF yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri tokius fondus turi. Niekas kitas taip nedaro. Iš esmės, JAF administracijos politika yra labai paprasta. Europa turi prisimti didesnę atsakomybę. Tai yra turtingų šalių klubas ir tai, kad mes duodame faktiškai nemokamai tam tikrus pinigus, nėra logiška. Tai yra jų pagrindinis argumentas, nes tai yra turtingos šalis, kurios gali pačios save išsilaikyti, gynybos biudžetai didėja ir dėl to vyksta peržiūra. Ministerijos atstovas tikino, kad planai nutraukti finansavimą jokių būdų nepaveiks Lietuvoje dislokuoto apie 1,000 karių buvimo. Karių buvimui tai neturi jokios įtakos ir nieko bendro su JAV vykdoma Global Posture Review neturi. JAV karių buvimas Europoje yra finansuojamas visiškai pagal kitą finansinę eilutę. Šita eilutė buvo skirta būtent Lietuvai pirkti amerikietišką produkciją, kursus ir kitą įrangą. Tai niekaip nėra susiję su buvimu. Pagal programą yra išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią galima pirkti to šalies gaminamą įrangą, naudotis kursais, atsinaujinti tam tikrą programinę įrangą. Pasak Urbelio, kiekvienais metais skiriama suma skiriasi, tačiau vidutiniškai paramos dydis būdavo apie 60 milijonų eurų. Kiekvienais metais skiriama suma skiriasi. Mes sakome, kad vidutiniškai pagal 333 paramos dydis būdavo 70 milijonų JAV dolerių. Vėlgi, bendra parama yra didesnė, turbūt jeigu išvesti vidurkį, tai jinai būtų virš 100 milijonų dolerių. Tai yra, kiti pinigai eina per kitas programas. Vėlgi, mūsų politika visada buvo labai paprasta. Mes didžiąją ir didžiuosius pirkimus finansuojame iš savo pinigų,
o dalį padengiam iš amerikietiškų pinigų. Tarkime, tam tikriems projektams pasiskirstimas yra 90% mūsų, 10% iš Amerikos pinigų. Tai gali būti programinė įranga, tam tikri kursai, detalės, amunicija. Tai nėra tai, kad kažkoks vienas didelis pirkimas, nežinau, paimkim kokius sraigtasparnį, mes paėmėm tuos pinigus ir įdėjom į vieną didelį projektą. Dažniausiai didžioji dalis, ir čia mūsų yra politika labai griežta, kad didžiąją dalį mes perkame iš savų pinigų, o tam tikrus dalykus, specifinius dalykus mes finansuojame pasinaudodami amerikietiškais fondais. Krašto apsaugos ministerijos atstovo teigimu didieji pirkimai yra finansuojami iš valstybės biudžeto. JAV paramos lėšos naudojamos padengti daliai maždaug 10% kitų įsigijimų. Tai gali būti programinė įranga, tam tikri kursai, detalės, amunicija. Amerikietišką paramą mes pradėjome gauti turbūt nuo pirmų nepriklausomybės metų. Tiesa, jinai ten buvo pradžioje labai maža, gal buvo keli milijonai dolerių, paskui jinai didėjo, labai smarkiai padidėjo po Rusijos agresijos prieš Ukrainą, tada jinai tapo triženklė. Prezidentūroje apsilankė dar 2 kandidatai į ministrus – Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos į teisingumo ministres deleguojama Rita Tamašūnienė ir dabartinis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius deleguojamas socialdemokratų. Kandidatas toliau vadovauti vidaus reikalų ministerijai naujojoje vyriausybėje turi Gitano Nausėdos pasitikėjimą, pranešė šalies vadovo patarėjas. Prezidentas pasitikė vidaus reikalų ministru kaip dalykiškų, nedaug žodžiaujančių ir tuo pačiu gerai dirbusių tiek vidaus reikalų ministrų, tiek anksčiau susisiekimo ministerijoje, savivaldybių sistemoje. Todėl atsakymas yra aiškus. Pasak Kondratovičiaus, pokalbis su prezidentu buvo dalykiškas ir konstruktyvus. Pokalbis su Lietuvos Respublikos prezidentu buvo dalykiškas ir konstruktyvus. Dėkoju prezidentui už išreikštą pasitikėjimą. Esu pasiruošęs tęsti pradėtus darbus. Teisingumo ministrė prezidentas linkęs paskirti ir Valdemaro Tomaševskio bendražygę buvusią vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašūnienę. Pretendentė prezidentui pateikė atsakymus, savo viziją, savo matymą ir darbų planus. Jeigu būtų paskirta ministrė ir prezidentas iš tiesų teigiamai vertina pretendentės pateiktą viziją, pateiktą nuomonę, jeigu susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateiktą informaciją, prezidentas ten negaus kažkokios tai ypatingos informacijos, tai sprendimas matomai bus teigiamas ir prezidentas pretendente pasitikės. Yra toks žodis kaip pareiga ir atsakomybė. Ir jeigu žmonės deda į tave lūkesčius ir mato, kad tu gebėsi atlikti tą darbą, tai aš jau nežiūriu į savo asmeninius norus, bet vis dėlto esu atsakingas žmogus ir visada renkuosi tą kelią, kokį man pasitikė ir stengiuosi maksimaliai gerai atlikti ir sąžiningai savo pareigas. O tai asmeniškai norite, jeigu čia be partijos? Na, po įvertinimo ir tiek partijos draugų, dabar ir su prezidento, ir su gerbiama premjerė kalbėjomės, jie tikrai tokio stimulo man priduoda ir aš imsiuosi šitų pareigų, jeigu bus tokia galimybė man suteikta. Problema gali būti vienalytės partnerystės įteisinimas. LLRA deleguojama ministrė, kaip ir jos partija, šio klausimu laikosi priešingos pozicijos negu LSDP ir asmeniškai būsimoji premjerė Inga Ruginienė. Šis nesutarimas atskirų priedų net įtvirtintas naujosios koalicijos sutartyje. Ir atskiras priedas prie koalicijos sutarties. Būtent šitas klausimas yra išskirtas, bet kita vertus yra ir Konstitucinio teismo nutarimas, kuris įpareigoja priimti tam tikrus veiksmus ir siekiant spręsti šitų asmenų keliamas problemas, teisėtas problemas. Tai yra iniciatyvų ir Seime. Ir manau, kad mes tikrai galime efektyviau išspręsti ir žengti tokius žingsnius, kalbant apie artimo ryšio įstatymą arba civilinio kodekso nuostatų pakeitimą ir tokiu būdu spręsti Konstitucinio teismo nutarimo, sakykime, visą esmę. Tai be abejo reikės svarstyti šitą klausimą, nes tai jau yra Konstitucinio teismo nutarimas. Svarstyti ar įgyvendinti?
įgyvendinti, bet kaip ir minėjau, aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomeniai klausimą, nedaryti tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į artimojo ryšio įstatymą arba civilinio kodekso pakeitimus. Tamašunienė pareigose pakeistų šiuo metu ministerijai vadovaujantį Rimantą Mockų. Pastarąjį šias pareigas buvo delegavusi Nemuno aušra, kuri naujos sudėties koalicijoje šį portfelį iškeitė į energetikos ministro poziciją. Naujasis ministrų kabinetas turi būti baigtas formuoti iki kitos savaitės vidurio. Tuomet paskirtoji premjerė turi pateikti Seimui ir vyriausybės programą. Ruginienės vadovaujamoje vyriausybėje, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko vyriausybė, dirbs mažiausiai 8 nauji ministrai. Visi kandidatai išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus jau yra paskelbti viešai. Su didžiaja jų dalimi susitiko Gitanas Nausėda. Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienei ir Marijai Jakubauskienei. Tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau. Nacionalinis stadionas Vilniuje jau tuoj, sako Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas ir statybų ryklys Arvydas Savulis. Vyrai sukvietė žurnalistus ir pravedė jiems ekskursiją, aprodė, kaip sparčiai vyksta darbai Šeškinėje. Giriasi, kad stadiono mokesčių mokėtojams kainuosiančio net 156 milijonus eurų statybos vyksta sklandžiai ir pagal planą. Dabar eina į pabaigą ta apatinė, žemutinė stadiono patalpų įrengimo dalis, tai yra pamatai baigti, matot, teritorija išlyginta, netrukus čia bus pastatyti kranai ir bus montuojamos antžeminės pastato konstrukcijos. Po to, kai kranai kitų metų maždaug vasarą, ar ne, mes maždaug baigsim tas konstrukcijos montuoti apie Liepos mėnesį kitų metų, nuimsime kranus ir jau pradėsime visą formuoti pastato kontūrą. Tai norim pradžiai dabar parodyti, kad startavome sėkmingai, gerai, viskas čia vyksta kol kas sėkmingai, trukdžių neturime, naresta žmonių turi, kol kas vyksta viskas pagal planą ir tai, ko mes tikėjomės. Svajonių stadionas, dievagojasi Vilniaus meras, stovės jau po 2 metų 2027 pabaigoje. Ketvirtas, taip, fiksuojam. Tai ten kuris mėnuo matyti, čia dar anksti pasakyti, bet 27 metų pabaiga. Bet galai nesueina niekur, nors jau dabar žinoma, kad 10 milijonų bus skirti infrastruktūrai prie būsimo stadiono gerinti. Čia pat meras sako, kad Vilniečiai ir miesto svečiai į stadioną turės važiuoti paspirtukais. Nekeliam tikslo, kad čia kiekvienas galėtų atvažiuoti ar į varžybas, ar į renginius asmeniniu automobiliu. Pats principas šito stadiono yra šiek tiek kitoks, tai yra miesto stadionas, bet visos jungtis, kurios yra suplanuotos, jos yra pirmiausiai planuojamas tom mikromobilumo priemonėm. Dviračiais, paspirtukais, pėsčiom ateiti ir aišku viešajam transportui. O iš kur paims tos milijonus infrastruktūrai aplink būsimą stadioną, kai sako, kad neturi pinigų net nutiesti kelius sostinės gyventojų evakuacijai karo atveju, paslaptis. Tiesą sakant, kai viena vyriausybė atėmė iš stadiono europinius pinigus, tai buvo skirti vyriausybės pinigai miestui, aišku, jie yra jau išleisti visai kitom reikmėm. Taigi viskas pagal planą, išskyrus tai, kad statybos vyksta apskritai be jokios žemės nuomos sutarties, arba kitaip tariant, viskas aukštyn kojom. Pirma statybos, o jau po to įteisinimas atbulinė data. Mat nuomos sutartis baigė galioti dar balandžio pradžioje. Nauja dar nesudaryta. Tačiau procesas vyksta. Šiuo metu vykdoma jo sudarimo procedūra, sako savivaldybė. Sostinės Šeškinės mikrorajone šalia Akropolio vaizdelis drasko akis jau kelis dešimtmečius. Tai stirkso betono griaučiai, tai pirmyn atgal stumdomas žvyras, tai vėl atsiveria grioviai. Bet tikrai dabar pagaliau čia jau vėl kruta technika. Mane tiesiog erzina tokie dalykai, kaip Lietuva pasiekusi tiek daug. Tiek daug mes pasiekėm, suprantat? Mes turim daugybę pasiekimų. Mes labai gerai vertiname už tai, kad per 35 nepriklausomybės metus mes daug pasiekėm. Ir dabar staiga pas mus vienas daiktas, vienas statinys, kurio nepajėgiam pasiekti. Tai, man skaudu dėl to, aš noriu tai padaryti ir aš padarysiu.
Dėl užsitęsusių stadiono statybų Arvydas Avulis kaltina projekto skaidrumu abejojančius opozicijos politikus. Tuo metu patys vilniečiai liūdnai juokauja, gal ši žemė tiesiog prakeikta? Aš manau, kad žemė neprakeikta, yra dalis politikų, kurie elgiasi gal ne visai sąžiningai ir garbingai, jie kaišioja į pagalius į ratus. Mes įveikėm labai daug, dar ir dabar vienas kitas bando ten mums kažką sutrukdyti, bet mes nusiteikę labai ryžtingai, mes nusiteikę įrodyti tiek Vilniečiam, tiek visos Lietuvos gyventojams, kad Vilniuje gali būti stadionas, kad netgi tada, kai sako, kad čia prakeikta ta vieta, kad joje gali būti vis tik tai pastatytas geras statinys, šiuolaikinis statinys, kuris bus skirtas būtent visuomeniai. Būtų labai sunku tiem politikam, kurie kiša pagalius į ratus, surasti dar kažkokius argumentus dabar, kodėl nereikėtų tokio statinio. Galima sakyti, verslininkas net atvirai grasina. Reikėtų surasti dabar tuos politikus ir paviešinti, kurie norėjo šitą projektą tada stabdyti. Ir manau, kad turėtų būti pareikalauta jų asmenės ir atsakomybės. Tam, kad tai būtų gera pamoka kitiem. Kad jeigu vėl kažkas norės tą projektą stabdyti, mes tikrai reikalausim asmenės atsakomybės, mere. Ar pritarsit? Nemanau, kad 7 milijonus turės, bet... Ne, bet esmė yra ta, kad negalima elgtis piktybiškai. Negalima stabdyti visuomenei reikalingo projekto statybos vien dėl kažkokių politinių ambicijų. Nes stato ir daro šitą projektą ne iš tos politinės partijos žmonės. Tai kenkėjiška veikla ir tai turėtų būti smerktina veikla. Ir jeigu bus bandymai dar kartą tą padaryti, aš tikrai pats susijimsiu tuo, kad žmonės, kurie stabdo tokius projektus, jie atsakytų už tuos veiksmus ir atsakytų už nuostolius ir žalą, kurie patiria valstybė. Tik priminsime, kad taip labai valstybė susirūpinęs Haner vadovas, vengdamas mokėti mokesčius tai pačiai mūsų valstybei, savo milijoninį verslą prieš porą metų iškėlė kitur į Estiją. Kaišioja pagalius ar nekaišioja tie negeri politikai, bet tie kritikai, kaip ir visuomenė, tik nori suprasti, kaip čia gali būti, kad Kauno stadionas kainavo 3x mažiau negu kainuos Vilniaus. Ir kam reikia taip švaistytis tais 100 milijonų, kai šalis pavojuje, nes gali užpulti rusai. O tame būsimame interkomplekse nebus net padoraus bunkerio, kur čia susirinkusios minios galėtų pasislėpti nuo bombų. Mat jis projektuotas anksčiau nei įrengti tokias slėptuves numatyta įstatymu. Iš tiesų stadiono statybos galutinai įstrigo ne dėl projekto kritikų, o dėl Baltcap buvusio vadovo Šarūno Stepukonio aferos, kai stadionui skirti milijonai buvo pralošti kazino. Panašu, kad kaip stadionas įstrigo dėl Stepukonio, taip dabar teisėsauga įstrigusi dėl Stepukonio. Iš pradžių pasidabinę paradinėmis uniformomis teisėsaugininkai demonstravo didį susirūpinimą, bet išnarplioti šios bylos niekaip nesugeba iki šiol. Policijos informatorius etatas ar savanorystė. Apibrėžimas sako, kad slaptas bendradarbiavimas operatyvinėje veikloje tai teisiniai santykiai, atsirandantis ir funkcionuojantis dėl sudaryto susitarimo slaptai bendradarbiauti tarp operatyvinės veiklos subjekto, operatyvinio darbuotojo ir pilnamečio fizinio asmens, kuris savanoriškai sutinka slaptai pradėti įgyvendinti operatyvinės veiklos uždavinius bei siekti operatyvinės veiklos tikslų. Įstatymas numato, kad už tokį pavojingą darbą turi būti mokamas legalus atlyginimas ir pasirašoma sutartis. Tačiau kaunietis Nerijus už pagalbą policijai sumokėjo aukščiausią kainą. Atidavė savo gyvybę. Deja, net ir po tokios tragedijos jo žmonai ir 6 jų vaikams nemokami našlės ir našlaičių pinigai, nes nėra įrodymų, kad vyras dirbo policijai. Teikė informaciją, dirbo pagal iš anksto gautus nurodymus, o taip pat 2 kartus per mėnesį ne savo pavardę buvo sodinamas į areštinę ar net kalėjimo kamerą su žmonėmis, iš kurių pareigūnai norėdavo išgauti informaciją. Bet po informatoriaus mirties iš pareigūnų pusės stojo mirtina tyla. Buvęs policijos pareigūnas, kuris kaip ir turėjo jį samdyti, samdė jį ir su kuriuo buvo pasirašoma sutartis, ką jisai sako? Viena vertus jisai kategoriškai atsisako komentuoti, kita vertus jisai nepaneigė. Kaip nepaneigė, kaip tai skamba?
nepaneigė, kad iš viso buvo tokia sutartis. Našlės teigiamų įrodymų neliko, pat pokalbiai su pareigūnais, kurie duodavo nurodymus, viskas buvo tirinama. Kitaip tariant, 7 metus informatorius dirbo be socialinių garantijų, darbo stažo, o atlygį už atneštą informaciją, pasak moters, gaudavo grinais. Tik tai grinaisiais ir jie už tuos grinus pinigus čia pat pasirašo raštelį, kad jie gavo tiek pinigų ir ant to raštelį jie pasirašo savo slapyvardžiu. Pati Dalia buvusi tyrėja, jie ir atvedė savo vyrą į policiją. Jie susipažino tuomet, kai Nerijus jai kaip tyrėjai teikdavo informaciją apie įvykdytas vagystes, narkotikų taškus, telefoninės vagystes iš žmonių išviliojant pinigus. Lyg žinodama, buvusi tyrėja kartais įrašydavo pareigūnų pokalbius su jos vyru, o kartais ir pati perdavinėjo užduotis. Dėl Žilvino supratai? Jo kažką. Žodžiu, sakė, turi 2 draugės ateis. Pas Liudą labiau negu pas tave. Aha. 2 mergytės. Aha. Tai va. Aha. O viskas suderinta, viskas sudėliota ir viskas, ko jie labai norėtų. Mašinas valstybinį ir labai norėtų pagauti su pinigais. Našlė sako, kad sutartys su informatoriais paprastai pasirašomas netikrais jų vardais, apsaugant jų privatumą. Kada viršininkas žino, kas yra tavo informatorius, o tu formini kitą žmogų. Konkrečiai dėl mano vyro tai nebuvo daroma, bet aš pati žinau, kad yra tam tikrų atvejų, kada būtina savo šaltinius tiek saugoti, nes pavyzdžiui, toje vietoje, kur aš dirbau, Panemunės komisariate, kartu su manim dirbo labai korumpuotas pareigūnas, kuris informatorių pavardės su mielu noru parduodavo po 20 litų žulikam. Kaip tiem informatoriam baigdavosi, sunku pasakyti. Dar vieną nužudytą žinau. Lemtinga praėjusių metų gruodžio 17 naktį Dalios vyras informavo žmoną, kad pasikeitė durų spyną, nes bijo nekviesto svečio, apie kurį jis rinko informaciją policijai. Rytą moteriai buvo pranešta, kad sveikas 39, 6 vaikų tėvas, jo sutuoktinis, rastas bute negyvas. Moteris su vaikais tuo metu gyveno sodyboje. Vat kaip ten smėlis, ne, nuo lubų nubirėjęs. Tai vat tokiu smėliu visas veidas purvinas vat šituo. Kas ten atsitiko, kaip atsitiko, bet galva buvo va čia. Nu, galva čia, kojos ten. Kojos. Viena kojinė nusmaukta, tapkutės gražiai sudėta šalia. Vyro mirties priežastis esą sustojusi širdis, tačiau buvusios tyrėjos dėmesį patraukė ant vyro plaštakos išorinės pusės aiškiai matyti adatos dūriai. Gali būti, kad policijos informatoriui per prievartą buvo suleista narkotikų. Čia mes turim apžiūrėti įvykio vietą. Po šiai minutiai, prašau, čiurkštai, nu. Šituos švirkštus privalo išimti pareigūnai. Nu, aš jau tikrai neprivalau čiupinėti nei rankom, nei kuo, kad ant jų atsirastų mano DNR'as. Ir paskui aš dar liksiu kalta už tai, kad čia mano. Nu, ta prasme, tikrai ne. Paskutinė vyro užduotis buvo būtent toks narkomanas, kuris vartojo narkotikus intraveniniu būdu. Ir užduotis buvo palaikyti ryšių su juo. Pati kriminalinius nusikaltimus dar neseniai aiškindavusi ekstyrėja neabejoja. Kambario, kuriame rastas kūnas apžiūra, buvo atlikta paviršutiniškai. Akivaizdi mėlynė ant kaklo, kuri tikrai neatsirado iš niekur ir kurios tikrai nebuvo 10 valandų prieš mirtį, aš jį pati mačiau. Ir jokių mėlynių nebuvo. Jeigu jam būtų atsitikus kokia nors nelaimė, kad jisai būtų užsistatęs tokią mėlynę ant kaklo, jisai neabejotinai man būtų paskambinęs ir pasakęs, žinai, man atsitiko nelaimė, nu, skauda, griuvau ten, kas bebūtų. Kita vertus, aš nelabai įsivaizduoju, kaip įmanoma griuvant gauti mėlynę ant kaklo. Nu, tarkim, paslydau, griuvau. Tai čia ne visai tas atvejis. Kitas dalykas tai yra demontuota namo nešanti konstrukcija. Tai yra akivaizdžiai grumtinių pėdsakai. Va čia galva, o va čia kojos. Būtent ant šito kilimo, va prie... Čia niekas nepasikeitė. O šitas tašas gulėjo va taip gulščiai ant jo lovos. O, nu, va šita lova buvo tiesiog išskleista. Tai va tai, nu, sakau, jeigu aš dabar jo nesugebu pastatyti, tai tam, kad jį ištrauktum, mes bandėm, sūnus mano bandė jį įstatyti. Nu, taip kaip tiek, kiek jam ten išeina rankom.
kada jisai statė, pabandė va taip išstumti pečiu. Atseit netyčia būtų, tarkim, mane ten jau kliuvau, užkliuvau, tarkim. Čia spintelė stovėjo, ta spintelė stovėjo čia. Niekaip, tik tai kojom daužant apačią. Po vyro mirties pasigesta jo batų ir kitų daiktų. Neužilgo moteris pamato vyro batus savinti vyrą, apie kurį Nerijus teikia informaciją policijai. Negana to, ji iš vagies, o galbūt ir žmogžudžio, dar ir atsiima vyro avalynę. Bet policijai šis faktas neatrodo svarbus. Pasiūlo rašyti pareiškimą tik dėl vagystės. Tyrimas dėl galimos žmogžudystės neatnaujinamas. Policija į klausimus atsakė raštu. Pajamos gautos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms. Slaptiesiems dalyviams, su kuriais sudarytos rašytinės slapto bendradarbiavimo sutartys, mokamas atlygis. Šiuose sutartyse nustatytų slapto bendradarbiavimo laikotarpiu jie draudžiami pensijų socialinių draudimų. Tai buvo ar nebuvo sutartis, lieka neaišku. Policija našliai atrašė, kad tokia informacija ribojama vadovaujantis slaptumo žyma. Laukite tęsinio. Kaune naujas audio turas iš Laisvės alėjos į Laisvę, vedantis nuo Kauno centro iki Čihūnės Sugiharos namų muziejaus Žaliakalnyje. Įtraukianti garsinė patirtis, interaktyvus būdas pažinti Kauno istoriją. Garso pasakojimo pradžia prie fontano Laisvės alėjoje. Mūsų išskirtinės menininkės Jenny Kagan, kuri atnaujino ir muziejaus ekspoziciją, bendradarbiaudama kartu su garsų menininkė iš Didžiosios Britanijos Louise Wilson. Ir muziejaus komanda sukūrė unikalų audio turą, kuris prasidės Laisvės alėjoje prie fontano ir pasibaigs prie Sugiharos namų muziejaus. Tas turas yra išties nemokamas, kviečiam prisijungti ir moksleivius, ir mokyklas, ir klases, ir šiaip miesto svečius, miesto gyventojus. Na ir išties tai yra, aš sakyčiau, unikali išskirtinė patirtis pažinti miestą, tarpukario Kauną, na ir giliau kontekste pažinti ir Janos Vartendiko ir Čiūnės Sugiharos vizų išdavimo istorijas. Laisvės alėja laiptais į kalną, pasakojimas į muziejų atveda per 40 minučių. Audio turas nemokamas, jį reikia parsisiųsti į išmanųjį telefoną. Audio turo dalyviai išgirs ne tik garso efektais papildytą pasakojimą apie tarpukario diplomatų Olandų Janos Vartendiko ir Japono Čiūnės Sugiharos humanistinę misiją, bet ir turės galimybę įsigilinti į to meto politinį ir istorinį kontekstą. Šie diplomatai 1940 metais Kaune išdavė vizas, kurios išgelbėjo tūkstančius žydų pabėgėlių. Savaitgalį orai, pasak sinoptikų, išliks vasariški. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pereinantis į pietų pietvakarių 3,8, per perkūniją gūsiai iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus banga pasitrauks. Rygoje rytoj nepastoviai debesuota, termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 25 šilumos. Taline vakare numatomas lietus, čia nuo 18 iki 25 laipsnių. Varšuvoje naktį gali palyti, naktį bus apie 15, dieną iki 22 laipsnių. Kyjive giedra, čia nuo 14 iki 24 laipsnių šilumos.